Sveiki visi, su jumis Arokas ir vėl žaisime Minecraftą. Penkta dalis, jeigu gerai atsimenu. Ir aš prisimenu, kas praeitą dalį nutiko. Tai aš iš karto pasiruošiau geležinius šarvus, kad nenutiktų daugiau jokių problemų. Tai ką, pradėsim? Pagalvojau, ką daryti su zombių spawneriais. Sugalvojau labai gerą sprendimą. Reikės sužaisti biškį su vandeniu, bet susijungs abiejų spawnerių kambariai. Tai pasimsim dar vieną kibirą ir iš pradžių pradėsim su zombių spawneriais, kad vėliau nereiktų, ir tada toliau galėsim dirbti su kažkuo kitu, su kokiais, pavyzdžiui, villageriais arba su dar kažkuo. Ką dar čia reikia pasimti? Šitą pasimsim, irono dar biškelį pasimsim. Blokų turėtumėm gal ten kasdami. Torčių turim. Gerai. Ir tada galime keliauti. Čia dabar neatsimenu, kam aš šitą čestą ruošiau, bet man atrodo, čia irono fermai lyg ir ruošiau, bet dabar nekreipkime dėmesio ir keliaukime pasižiūrėti, ką čia turim dar pas save. Taip, čia turime, ką aš buvau pasidaręs, buvau lyg ir lavos kambarėlį pasidaręs, jo. Už kadro pasidariau keletą dalykų, tai va kaip va šitas lavos kambarėlis. Pragare lyg ir nebuvau. Aišku, gavau šitą iron setą, pakankamai irono prisikasiau. Nu, ką daugiau. Lyg ir viskas. Dabar keliausim čia ir pradėsim dirbti darbus. Tikiuosi užteks visko, ką pasiėmęs. Bet, va, gerai. Keliaujam į keivą. Iš karto negaišim laiko ir dirbsim. Čia mano zombių fermos sargybinis kiaulė. Čia jau jisai pakankamai ilgą laiką stovi, tik tai... O, praeinam. Ir toliau saugok šitą zombių spawnerių kasyklą. Ar kaip pavadinsim. Tai... Jo. Pakankamai ilgą laiką video nekeliu, bet gaunasi kaip gaunasi. Žiūriu pagal laisvą laiką, kurį turiu, ir tiesiog keliu video, kada turiu laiko. Taip, tai pasimsim šitos kibirus. Nueisim čia. Čia nueisim. Spilsim kokiam kampukę vandenuko. Savo ramiai. Čia supilsim ir čia, pasimsim vandens. Ir dabar pakankamai ilgas procesas. Čia biškį dėmesio nukreipimas, bet pasimsiu. Nes irono ir taip visada reikės, tai mielų norų pasimsiu. Taip, tai šitas spawneris eina 2 blokus į tą pusę nuo čia, o šito siena paskutinė 3 blokus.
Šiaip turėtumėm pakankamai lengvai susitvarkyti. Ir dabar aš noriu tiesiog pasižiūrėti, kiek čia eis vanduo. Iki čia einam. Tada va čia va taip va. Nueisim. Ir toliau reikės labai sunkiai padirbėti su keliavimais vandeniu. Tai jo, čia pakol kas viskas gerai. Reikės pasimti sainų ir sutvarkysim, kad tiesiog vanduo nuneštų iki, per vidurį šitų dviejų ir tada kažkur nusileistų žemyn. Taip, mano manimu, bus lengviausias sprendimas šitai padaryti. Taip. Gerai, ir dabar reikia tiesiog pirmą su šitais abiem pradžią pasidaryti. Gerai. Čia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Taip. Gerai. Keliaujam čia. Ir vandenį dedam ir va čia va. Ir tada, kai gaunam taip, padarysim, kad kristų žemyn tam tikrą dalį. Arba nors pirmą reikia padaryti, kad abudu į tą patį lygį nusileistų krentant. Padarysim, kad nukristų iki -55. Tai -55 turi ir šitas nusileist. Tai gerai. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turim va šitoj va vietoj. Ir dabar galim nukasti iki ten, kad būtų tokiam pačiam lygiai. Ir susijungia. O. Gerai, kad aš atsargiai einu. Būčiau įkritęs su didžiąja itemų dalimi, kurių man reikia. Kaip matau, mes čia prie lavos tvenkinio turim spavnerius. Taip, tai dabar nuo čia eina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Čia kažkur maždaug gali būti. Manau, gal pasidėsiu itemus, kurių man reikia. Nes paskui bus problemų. Gerai, tai
iš ten ateis taip. Nu, supratau. Į mane Minecraftas kėsinasi. Į mano Minecrafto žmogeliuko gyvybę kėsinasi. Taip. Turim šitaip. Šitaip. Ir šitaip. Pasimsim biškį blokų. Pabaigsim va čia va. Čia paskui jie sukris visi. Ir va čia va dabar su ironiniu pikeksu kol kirsiu, tai gal aš sugrįšime, kai pabaigsiu kirsti su ironiniu. Nu va, iškirtom. Ir dabar padarysim va, kad čia būtų 3 blokų aukščio. Taip bus lengviau zombiam nukeliauti vandeniu. Ir tada reikia toliau spėju sudėsim sainus. Tai vienas čia. Ir vienas čia. Pasidėsim čia. Ir toliau. Manau, kiek čia mes padarysim? Nukeliaus į ten kokius nuo čia 3, 4, 5, 6, 7, nu gerai, 8. Taip, padarysim taip. Toliau čia va dar taip va. Ir čia kris. Toliau reikia čia irgi po 3 blokus padaryti, kad būtų. Ir tak. Dalis baigta. Toliau galėsim nueit pasiimti solsendo. Pasikelt kiek čia. Pasikelsim biškelį į viršų. Ir tada kelis blokus į kitą pusę. Ir jau turėsim zombių fermą padarytą. Tai dabar galvoju, į kurią pusę man reikės, kad kristų. Ar į šitą zombio spavnerio pusę, ar į šitą. Nu, dabar nekreipkim tiek daug dėmesio. Pasimkim itemus. Ir keliaukime pakol kas atgal. Ir tiesiog susitvarkykim su spawneriais, spėju. Nu, pasižiūrėsim, ką čia turim. Tai nueinam čia, susirinkam vandens. Daiktus, kurių nereikia, gal pasidėsim. Taip, kol kas šitus paliksim. Ir toliau. Toliau mes turim spavnerį. Ir dabar galvoju. Čia gerai.
Čia. Taip, va. Gerai, tai nukeliauju namo, pasimsiu ko reikia ir tada sugrįšime. Nu va, grįžome, pasėmiau vieną solcendą, biškį dipsleito volsų. Tokių tipų fermų beveik aš nedaręs, tai bus proga pabandyti. Bet, nu, galim va pabandyti. Tai nueinam iki čia, pasišviečiam čia, šitą išsikertam, pasidedam šitą, pasidedam, gerai, toliau sainų reikės, pasimsim sainų, taip, taip. Ir nueisim čia. Pasimsim šitą sainą, pasimsim dar medžią. Taip, taip. Ir pasidarom dar sainų. Leisim. Taip, taip. Ir toliau čia padėsim. Šitą torčią patraukti galim. Ir dabar sudedam čia. Ir dabar galvoju. Spėju pakilsim kokius 20 blokų. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blokų pakilom. Toliau bus blokų neturiu, labai blogai. 11, 12 ir į kažkokį keivai. Ai, čia išlendam. Nu tada biškį lengviau bus. 12. Pala, dabar man reikia skaičiuoti, nes pasimečiau. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Čia 12, kur stoviu. Šitus patraukiam. Arba tiesiog ir įdedam į čia. 12, 13, 14. Keturiolika, toliau 15. 12. Ai, vien tik kažkokių problemų atsiranda ir dabar vėl susimaišiau. Na gerai, skaičiuosim per naujo. Tai bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ir tada į ten tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ir va čia va galės skristi. Taip. Gerai. Šitą padarom. Šitą. Sudėsim taip. Tuoj grįšim, nes yra biški nesklandumų. Grįžtame po nedidelių nesklandumų. Ir toliau. Čia bus žemyn, kur kils į viršų. Čia bus žemyn, kur leisis žemyn. Tai gerai. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Blogai čia. Čia netinka. Tada į kitą pusę keliausim. Šitą paliekam. Šitą kertam, šitą kertam, šitą kertam. Čia uždengiam. Ir gerai. Tai 1, 2, 3, 4 ir ant 5. Gerai, pasidarysim akmeninį. Turiu dar pakankamai. Ir leisim žemyn. Panaudosim ironinį, kiek dar turim. Taip padarysim, taip. Pasidarysim ironinį dabar. Šitą akmeninį galim palikt. Ironą padėsim. Simsim kibirą. Simsim vandens. Ir toliau keliausim į viršų. Gerai, tai čia padarom skylutę, kad žinoti iš kur. Ir tada čia žemyn keliausim. Ir gerai. Trys, 4, 5, 6,
Mm. Va, kodėl sakoma nesikirst žemyn? Gerai. Taip. Čia kur nueisim? Nueisim iki kažkokio random keivo. Ne taip norėjau padaryti, bet tarkim. Dabar pakilsim ir paskaičiuosim, kiek mes dabar čia turim. Taip. Ir taip. Gerai. Gerai. Taip. Turim šitą. Nu ir gerai, skaičiuojam leisdamiesi. Ko taip greitai leidžiasi? 1. Manau, gal taip padarysim. Gerai. Tai turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gerai. Dabar nusileisim. Apsikasim aplinkui. Taip. Čia kampe bus va taip va. Ir tada... Gerai, tai... Pakilti į viršų reikia dabar. Čia padėsim torčą. Dar greitai. Skirsim šitą. Nueisim iki čia kažkur. Ir tada paeisim čia. 7, 6, 7. 7, 6, 7. Minus 5, 3. Minus 5, 3. Minus 2, 6, 9. Minus 2, 6, 9. Gerai. Čia bus nusileidimas su kopėčiom ar su kažkuo. Ir torčą čia padėsim normaliai. Ir dabar galime keliauti į viršų. Taip. Palauksim, kol nusileisim. Ir keliaujam į viršų. Galėsim jau pradėti baiginėti. Так, čia torčą paliksim. Čia
Va šito vieno reikia. Ir galim nusikirsti žemyn. Taip, nusikirtom iki čia. Šitą lavą, nežinau, dabar kažkur paliksim. Galim palikti, kad ir čia. Pasimsim vandens. Pasidarysim dar gal 2 kibirus. 2. Ir pasisemsim vandens. Ir galėsim pradėti su spavneriais. Tai pirma. Pragalvojam. Gerai, šitas taip. Dabar pakilsim vėl trumpam čia į viršų. Labai čia toks sunkus ir ilgas darbas. Tai sugrįšim, kai pabaigsiu fermą, nes jums nebus įdomu, kaip aš dabar čia darysiu šitą fermą. Ir taip jau pusvalandį, net ilgiau darau šitą fermą, tai jo, sugrįšim, kai padarysiu fermą. Nu va, pastatėme, sujungiau puikiausiai ir zombių ferma irgi veikia puikiausiai. Tai va. Nu tik tai mėsytė neturėtų va taip va kritinėt. Tai manau galim padaryti kokius laiptukus va čia. Ir dabar turėtų normaliai laikytis. Sudėsim mėsytę. Čia dar keletas daiktų nukrito iš statymo, bet viskas kitas be problemų veikia. Tai manau, šiandien užteks tiek. Užteks, kad pastatėm zombių fermą. Už kadro pasiruošiu materialsų, su villageriais patreidinsiu, o tuos materialsus pasiruošiu zombių fermos dekoravimui. Pabandysiu gauti kleriką ir su juo patreidint biškį zombių mėsos. Nu ir gal kažkaip į pelną su emeraldais išeit, tai va. Tai biškį išlindam čia. Tai kągi, su jumis buvau aš Rokas. Kitą kartą, ką žinau, galėsim pradėti kažką statyti, kažkokią vėl fermą. Bet šiandienai bus viskas. Tai kągi, šiandien aš buvau su jumis aš Rokas ir ate visiems.